Svegeris namie. Sveiki visi, čia Džeris iš LPS lietuviški filmukai kanalo. Taigi internete pilna įvairiausių iššūkių ir pilna nesąmoningų. Taigi aš sugalvojau padaryti ir sukurti kelis savo challenges. Šokimo pro langą challenges. So scary. Nu, bent jau aš gyvas, vadinasi, iššūkis pavyko. Antis challenges išbūti 1 valandą po kaldra. Yra antklodė. Let's do this. What? Ei, kelkis. Kelkis. Alio? Challenges nepavyko. Nebandykite to namuose. Čia toks tipo challenges. Kokiam idiotui reikia būti, kad tokį daryti challenge, kai tu gali numirti. Oh, hey, what's up? Yeah. Bet rimtai žmonės, nedarykite to namuose, nes tai yra per daug kvaila. Sekantis iššūkis – nupiešti vienaragį. Čia bus mano mylimiausias iššūkis. Taigi, mes čia turime šiek tiek popieriaus ir turime pieštuką, su kuriuo piešime. Let's do this, shall we? Oh. Taigi, pirmą nupieškime galvą, tada kūną. Gerai. Taip toliau nugarą, tada ką čia dar? Uodegą, ausis, ragą, snukį, akį, burną, karčius, ką čia dar? Vaivorykštę. Taip, reikia parašyti, kad čia vaivorykštę. Taip, kad čia dar? Debesį. Taigi, štai mūsų vienaragis, čia yra vaivorykštė, va čia va ten yra ragas, kojas, uodega, karčiai, debesys. Jau, taigi, sakyčiau, kad šitas iššūkis visai neblogai išėjo. Taigi, užskaityta. Gerai, eikime prie kito iššūkio. Gerai, sekantis iššūkis – pasisupti ant supinių kaip tikras svegeris. Svegeris jau čia. Taigi mes turime kažkokias bambukinės iš palmių ir smėlio padarytos supinės. Bet manau, tai bus gerai, nes tai yra vienintelės supinės, juokauju, ne.
Žodžiu, man reikės ant jų pasisupti, taigi galim pradėti. Aš neįtapu. Any help? Man reik... Pabandysiu ant kito. Čia turėčiau... Čia irgi netapu. Nu, tarkim, supuosi. Pala, aš negaliu pasisupt. Gerai, pabandau paskutinį kartą. Oh, come on. Aš gi ne per storas, ane? Užžiūrėkit, laikausi. Never mind. Žodžiu, šitas iššūkis nepavyko. Sad life. Sekantis iššūkis – suvalgyti sardinę. Aš dabar mirsiu. Dar nuo sardinės niekas nenumirė. Aš būsiu tas pirmasis. Okay, aš turiu būti vyras. Nesuprantu, kodėl visi taip nemėgsta žuvies, ypač sardinių, juk jos tokios skanios. Kaip buvo skanu. Taigi, kaip matėt, tas iššūkis vėlgi nepavyko. Taigi, man reikia užbaigti šį video su pergale. Taigi, sekantis iššūkis yra pajodinėti ant vienaragio. Tuo išsipildys mano svajonė. Let's go. Na ir sunku užlipti ant jo. Ok. 1, 2. Palauk! Klausyk mane, gerai? Aš tau duosiu visą pakelį skirtalsų žalių, jeigu tu man leisi 1 minutę pajudinėti ant tavęs, gerai? Prašau. Tai čia taip ar ne? Ačiū, myliu tave. Ok, ačiū. Čia nice. Taigi, aš su šituo minkštu vienaragiu pasišnekėjau. Visi man leis su juo paskraidyti. Yes, ok. Oh boy. Jo, kodėl manęs niekas taip nemėgsta?
svarbiausia, kad įvykdžiau užduotį, o visa kita nesvarbu. Taigi, Patiko šitie iššūkiai, paspauskit like, padarykit tai savo kanale, tik tai nedarykit tų, kurie nepavyko, jau, ypač to su antklode. Taigi, sėkmės darant iššūkius, jeigu padarysit vieną iš pavykusių iššūkių, būtinai parašykit komentaruose, taip pat padėkit laiką ir darykit mums visus gerus dalykus, prenumeruokit, taip toliau, panašiai, ir jau, susimatysim ne čia, ok, kur kitur, žodžiu, ačiū uždėmesį, iki kitų kartų, ciao. I'm gonna swag it out. I'm gonna swag it out. I'm gonna swag it out.